Šiandieną visi Lietuvos, tiek sausumos, tiek vandens keliai veda į nuostabų pajūrio perlą, nuostabų miestą Klaipėdą. Aš net nebejoju, kad šiandieną čia šitoje aikštėje nebus vietos net kur obuoliui nukristi. Tiek daug žmonių norės stebėti renginius, kurie vyks visoje Klaipėdoje. Na, džiugu, šiandien mes ko gero net neįsivaizduojame Klaipėdos be Baltijos jūros, neįsivaizduojame Klaipėdos ir be jūros šventės. Turėtų to jau pat pasirodyti ir įspūdingas šventinė eisena, kuri keliauja čia, šitoje šventėje. Šitoje šventinėje eisenoje yra labiausiai nusipelnę Klaipėdai žmonės. Tai ir buvę jūreiviai, jūrininkai, kurie daug metų savo gyvenimo atidavė jūrai ir jiem jūra jau senai yra daugiau negu vandens stichija. Tai yra jų gyvenimo būdas. Šiais metais Klaipėdos jūros šventė yra ypatingai originali, siūlanti daugybę naujovių. Ne veltui netgi ir šventės šūkis yra "Buriuok į Klaipėdą", ne kur nors kitur, o čia, į šį nuostabų miestą. Liepos inspiracijos šitiems vyrams, kurių gyvenime jūra ir muzika užsima nepaskutinį vaidmenį. Na ir žinoma, karinės jūrų pajėgos, Lietuvos karinės jūrų pajėgos savo atėjimu pagerbė šią jūros šventę. Jie jau 15 metų dalyvauja šventės renginiuose ir vadovauja karinių jūrų pajėgoms admirolas Kęstutis Macijauskas. Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrų uosto direkcija. Leiskite pasveikinti, mielieji, jūs su švente. Kaip malonu jūs matyti čia, šitoje eisenoje. Taip pat Jūrininkų Lietuvos sąjunga pernai atšventė net 70 metų sukaktį. Įkurta prieškarinio Lietuvoje, ji dar brėkštant atgimimui. 1989 metais susibūrus iniciatyviniai grupiai vėl atkurta.
Savo gretose Lietuvos jūrininkų sąjunga vienija į jūrą. Lietuvos jūrų laivininkystės atstovai. Jie yra taip pat mūsų šventė ir malonu matyti. Na ir žinoma, kompanija Lisko. Audringos ovacijos Lisko kompanijai. Šiai dienai sunku būtų įsivaizduoti Klaipėdos šventinį gyvenimą be šios kompanijos. Tai remia visas jūros šventes. Šiuo metu Begoje dirba net 300 darbuotojų ir jos gretas kasmet papildo nauji nariai. Taip pat Limarko Shipping Company. Ir, mėly bičiuliai, aš noriu pasakyti, kad Limarko laivininkystės kompanija yra įkurta 1987 metais. Joje dirba net 450 aukštos kvalifikacijos jūrininkų. Jų delegacija yra pati gausiausia. Klasko tai yra dosni jūros šventės rėmėja. Tai buvęs valstybinis jūrų prekybos uostas. 1999 metais privatizuotas, dabar moderni, universali akcinė bendrovė, kurioje dirba daugiau kaip 900 žmonių. Kompanijai jinai to išties nusipelnė. Na ir paskui juos šventinėje eisenoje jūrų agentūros, taip pat Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbimo konfederacija. Na ir žinoma, Lietuvos jūrininkystės kolegija. Pirmą kartą jie yra šventinėje kolonoje. Tai yra rytdienos jūrininkų. Pavyzdžiui, jie garsina Lietuvą kaip jūrų valstybę. Specialistai šios kompanijos yra žinomos visame pasaulyje. Lietuvoje šiandieną savo gretose išugdė ne vieną karinio jūrų laivyno specialistą. Jie nepabūgė darganos ar kepinančios kaitros, kasmet jolais atplaukė Nemunų net iš Kauno ir įsilieja į uostamiesčio svarbiausias šventes. Ponios ir ponai, mėly klaipėdiečiai ir miesto svečiai, visų pirma, leiskite jūs pasveikinti su pačia gražiausia Lietuvoje švente. Tai yra jūros švente, be kurios mes neįsivaizduojame Klaipėdos. Kiekvienas vėjas turi savo debesį, kiekviena žolė savąją lauko dalelę. Ar iškeistumei ežerą į išalkusį dangų, stebuklingą tikėjimą į kūnišką negalę? Kiekvienas lašas turi savo lietų, kiekviena valtis savąją lūžtančią bangą. Ar minčių labirintą ant delno sudėtų ir iškeistumei klausą į tobulą kalbą? Kiekvienas vabalas turi savo lapą, kiekviena pušis savąjį jūros ošimą. Ar iškeistumei širdį į gundantį kvapą ir sudegusių saulių į žemę kritimą? Kiekvienas kalnas turi savo sniegą. Kad mes esame klaipėdiečiai, kad mes be galo mylime savo miestą ir nesvarbu, kokį darbą bedirbtume, mes stengiamės jį atlikti kruopščiai iki galo. Ir tai yra mūsų garbės reikalas, kad Klaipėda kiekvienais metais vis gražėja, kad Klaipėda kiekvienais metais keičiasi, tai ir yra svarbiausia. Ir net kada į Klaipėdą atvyksta svečiais iš kitų pasaulio šalių, jie sako, tokio gražaus miesto kaip šis mums neteko matyti. Taigi, ponios ir ponai, aš dabar noriu į sceną pakviesti žmogų, kurio iš principo pristatinėti kaip ir nereikia. Šį žmogų jūs mylite ir gerbėte. Ir aš manau, kad šis žmogus yra pats laimingiausias šiandieną žmogus. Kadangi ir oras pasitaisė specialiai jūros šventei. Jūs supratote, kad aš į sceną kviečiu Klaipėdos miesto merą Rimantą Taraškevičių. Būkit pasveikinti, miesto svečiai, būkit pasveikinti miesto
jūrinio miesto gyventojai, būkit pasveikinti jūrinės valstybės piliečiai, būkit pasveikinti kapitonai, būkit pasveikinti visi jūrinio komplekso žmonės. Būk pasveikinta jūros šventė, kuri vėl atvyko pas mus į mūsų miestą. Atvyko kitokia nei ankstesniais metais. Atvyko pasipuošusi naujomis didelėmis burėmis. O burės tai yra tas simbolis, kuris simbolizuoja atvirumą, veržlumą ir mūsų miesto svetingumą. Sveikinu visus dar kartą su švente, linkiu visiems malonių ir gerų akimirkų ir aš manau, kad jums negali sugadinti jokie debesis. Su švente, brangieji. Gerbiamas mere, mes norime jums įteikti simbolinį laivelį. Šitas simbolinis laivelis galbūt iš jaunosios jūrininkės rankų, nes sako, kad moteris taip pat plaukioja į tolimus plaukiojimus. Ir aš net nebejoju, gerbiamas mere, kad šis laivelis suras vietą jūsų laivų kolekcijoje darbo kabinete. Tegul jisai simbolizuoja, kad jūros šventė 2005 yra įspūdinga šventė. Audringos ovacijos merui. Į sceną pakviesti tolimo plaukiojimo kapitoną, Seimo narį Vaclav Stankevič. Mums labai malonu, kad jis yra Klaipėdoje, kad jis yra mūsų mieste ir kad jis taip pat švenčia jūros šventę kartu su mumis. Gerbiamas merė, kolegos jūrininkai, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi, kad mes vėl sulaukėme jūros šventės. Labai džiaugiuosi, kad jūros šventė dabar tik šventė yra ne mūsų klaipėdiečių, tai yra mūsų visos valstybės šventė. Linkiu gerų švenčių, gero oro, geros nuotaikos. Sveikinu visus. Ačiū. Gerbiamas Vaclav, mes taip pat norime įteikti jums šitą simbolišką laivelį, padarytą vaiko rankų, su meile ir iš širdies. Aš net nebejoju, kad šis laivelis bus jums taip pat brangus. Ir primins jūrą, primins tuos tikruosius laivus. Dėkui, kad jūs esate mūsų šventėje. Na, dabar aš labai norėčiau, kad jūs sukeltumėte audringą plojimų audrą. Taigi, jaunosios klaipėdiečių atžalos šiuo metu yra scenoje. Ir jos pasirodė scenoje visai neatsitiktinai. Kadangi šitie 17, simbolinis gal skaičius, jaunųjų jūreivių, jie turi turėti savąjį kapitoną. Ir aš dabar pakviesiu į sceną tą tikrąjį kapitoną, žmogų, kuris specialiai Klaipėdos jūros šventei nutarė prisiminti gerą seną dainą. Ir ši daina turėtų nuskambėti naujai. Taigi daina jūreivių keliai ir šių jaunųjų atžalų įgulos kapitonas maestro Egidijus Sipavičius. Labas vakaras visiems, su šventėmi. Ar audra, ar vėtra, ar vėlgi žaibai, plaukia jūrom laivai, lyderiai žuvėtų, audrų po formų. Bus tokia diena, laivas sirena, svekas mūsų iš to. Jūreivių keliai iš paskendus rūmų, laivai žaislai neramiam vandeny. Ir patys stambiausi pasaulyje filmai, jūreiviškų iltis jos būna pilni. Palikta ant mūrų, už vandens kalnų, kaip žuvytės sparnų, moja mylimoji, debesiai moja, moja švytuvėj, iš žvaigždžių būrėj, moja mums iš to. Jūreivių keliai iš paskendus rūmų, laivai žaislai neramiam vandeny. Ir patys stambiausi pasaulyje filmai, jūreiviškų ilgesių būna pilni.
po mūsų laimę, baudų po šnorų, bus tokia diena, laivas sirena, snagės mūsų iš to. Reikia veidus paskambus rūmų, žaislai vienam vandenį, ir naktys stambiausi pasaulio triumai, jų reikiškų įvykių būna pilni. Jų reikia veidus paskambus rūmų, laivai ir žaislai vienam vandenį, ir naktys stambiausi pasaulio triumai. Egidijus Sipavičius. Egidijau, jeigu jums nesunku, gal galėtumėte nusileisti šitais laipteliais, paduoti vaikam ranką ir tuos jaunuosius savo įgulos narius padovanoti savo simbolinius laivelius prityrusiam jūrų vilkam. Aš žinau, kad šitų prityrusių jūrų vilkų yra labai daug, o laivelių tik tai 17, bet neįsižeiskite. Jeigu kas nors negausite šito laivelio, tiesiog vaikai, jie nori iš visos meilės ir iš širdies parodyti, kokie jūs esate brangus Klaipėdai, kokie jūs esate brangus Uostamiesčiui. Ir aš net nebejoju, kad iš tų 17 vaikų, kurie įteikinėjo laivelius, kažkas tikrai taps jūreiviu ir išplauks į tolimuosius vandenis. Ir galbūt po 15-20 metų jie sakys, o kažkada mes buvome 2005 metais šitoje scenoje ir perdavėme laivus prityrusiam jūreiviam. Kokie plaukiojimai į jūrą, jeigu nėra pakeltos burės? Mūsų šventės burė dar nepakelta. Ir matau, kaip susimastęs Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius papurtė galvą ir pagalvojo, kad pats laikas pakelti burės ir kad visi žinotų, jog Klaipėdoje vyksta jūros šventė. Pagal šiemetinį jūros šventės devizą "Buriuok į Klaipėdą" pavadinimą, šventės atidarimui reikia pakelti simbolinę burę. Gerbiamas mere, jeigu jums nesunku, Drygesnės ovacijas. Jūros šventė Klaipėdoje 2005. Ir atkreipkite dėmesį, burė susideda iš 4 vėliavų. Na, nereikia aiškinti, ką reiškia kiekviena vėliava. Jūrininkų terminologija kiekviena vėliava reiškia skaičių. Ir jūs jau supratote, kad iš šitų pakeltų būrių, iš šitų 4 vėliavų prityrę jūreiviai žino, ką tai simbolizuoja. Tai simbolizuoja 2005 Klaipėdos jūros šventę. Ir dar kartą ovacijos mums visiems. Nepakartojama prasideda. Ir visa Lietuva, kelkite burės ir plaukite į Klaipėdą. Šiandieną mums priklauso Klaipėdos miestas. Ir bičiuliai, atsisukite į Klaipėdos muzikinį teatrą. Juk jo forma tai yra kapitono pypkė. Nesakoma, kad tikras kapitonas, kada jam būna sunku ir nelengva, jisai užsirūko, jisai prikimša į savo pypkę gero tabako. Ir tegul šita simbolinė pypkė, atkreipkite dėmesį, jinai po truputėlį rūksta. Raudoni dūmai simbolizuoja aistrą ir meilę jūros šventei. Mėlyni simbolizuoja giedrą dangų jūros šventės metu. Na, o žali dūmai palinkėjimas neištrinti Klaipėdos žalumos šventės metu. Na ir pačioje pypkės viršūnėje oranžiniai dūmai palinkėjimas 3 dienas ir naktis būti visiems ryškiems. Taip, mėly bičiuliai, jūros šventė prasideda.
leiskite padėkoti ypatingai Klasko kompanijai, kuri suorganizavo šventinę eiseną ir globojo jūros šventės atidarimą. Dėkui Klasko, kad jūs esate su mumis. Aš manau, kad visas 3 dienas jūs tikrai pasirinksite įvairiausius renginius. O dabar už keletos minučių išėsite pamatyti. Mėly klaipėdiečiai, įsitaisykite patogiai. Ir, kaip sakiau, dainuojančių vyrų ansamblis Purliuok ir Rock. Ir netgi tokios populiarios grupės kaip Ava, Otavana, Rydens, Susitop ir daugybė kitų atvyko šiandieną į Klaipėdą. Purliuok ir Rock, kaip sakiau, kruizinių laivų terminale 20 valandą ir įdomu tai, kad būtent iš šio koncerto tiesioginę transliaciją matys visi Lietuvos televizijos žiūrovai. Dažniau sakykime vieni kitiems gerus žodžius, nes gerų žodžių niekada nebūna per daug.